Ok, čia yra pratęsimas video apie svetainių dizainą. Pirmame video kalbėjau apie tai, iš kur paimti dizainą, į ką atkreipti dėmesį. Dabar kalbėsiu apie puslapių kiekį ir apie tai, kokie puslapiai turėtų būti tinklapiai, ką turėtų omeny, kaip bendrauti su programuotojais, kaip bendrauti su dizaineriais ir kiti klausimai. Gerai, labai rekomenduoju peržiūrėti pirmą video, bet dabar pratęskime su puslapių dizainu. Ką reikia žinoti apie puslapį dizainą? Taip, beje, čia yra vienas video iš visos serijos apie WordPress tinklapį kūrimą. Dabar kalbam, vis dar esame štai čia, bet kalbėsime apie tai, kas yra šitoje lentelėje. Labai svarbu, prieš užsakant, dabar nesvarbu, kurį metodą jūs pasirinksit. Ar jūs samdysit dizainerį, ar pirksite dizainą jau paruoštą, sakykim, parduodamą dizainą. Bet kokį atveju reikia turėti omeny, atiduodant agentūrai arba programuotojai, reikia atiduoti sąrašą puslapių, kurie turi būti padaryti. Ir ką reikėtų žinoti, nes dauguma, sakykim, kaip ir neskiria, koks skirtumas yra paslaugų puslapis, ten yra visos mano paslaugos. Ne visai taip. Gerai, koks yra skirtumas? Čia yra sąrašas puslapių, kurie turėtų būti, arba, sakykim, ką mes rekomenduojam, dažniausiai pasitaiko tokie puslapiai, jeigu tai yra informacinis puslapis, WordPress info puslapis apie paslaugos, paslaugų teikėjas. Tai dažniausiai turėtų būti titulinės, apie mus, kontaktai, paslaugos, tai yra paslaugų sąrašas. Pavyzdžiui, jeigu tai yra advokatas, tai gali būti skyrybų advokatas, tai gali būti darbo teisė ir bendras sąrašas. Gal aš tada duosiu pavyzdį, toj sekundę. Ok, pažiūrėkime pavyzdį. Čia yra titulinis puslapis ir mes turime paslaugos. Čia yra paslaugų sąrašas, bet kiekviena paslauga turi savo atskirą dedikuotą puslapį. Ir tas kiekvienas puslapis gali turėti arba turi turėti dizainas. Nu, pavyzdžiui, yra SearchGPT optimizavimas. Dizainas šito puslapio skiriasi nuo puslapio dizaino, kuris yra bendras paslaugų sąrašas. Gerai, grįžtam į sąrašą. Tai reikia turėti atskirą paslaugos sąrašą. Vienos konkrečios paslaugos, dažniausiai jis kartojasi, nes jeigu atidaryti mūsų, pavyzdžiui, SearchGPT optimizavimas arba SEO paslaugos Lietuvai, dizainas yra tas pats ir SearchGPT, tik tai skiriasi turinys. Čia yra SearchGPT, čia yra paveiksliukai yra skirtingi, bet dizainas yra tas pats. Gerai, grįžtum čia. Taip pat informacinis puslapis turi turėti blogą kategorijos puslapis. Blogo kategorijos puslapis atrodytų, pas mus yra SEO patarimai, tai kategorija čia yra rinkinys straipsnių ir dizainas, sakykim, viduje, kas yra robots.txt failas. Čia yra blogo įrašas, jis atrodo skirtingai nei yra, čia mes vadinam blogo kategorijos puslapis. Taip, toliau, kainos. Kainos irgi dažniausiai gali turėti atskirą dizainą, dėl to reikia turėti omeny, jeigu jūs planuojate turėti dizainą su paslaugų kainomis, gali būti apjungtas su paslaugų sąrašu arba paslaugose, vienoje paslaugoje gali būti, bet reikia numatyti tai atskirą arba elementą arba puslapį atskirą kainos. Dukas irgi gali būti kaip atskiras elementas arba kaip puslapis. Elementas arba jo atskiras puslapis. Atsiliepimai. Dažniausiai visi turi atskirą dedikuotą puslapį apie atsiliepimus. Projektai, portfolio, atlikti darbai. Karjerą, jeigu turit, irgi numatyti ir atskirą puslapį, jis gali atrodyti taip pat, dažniausiai atrodo taip pat kaip ir blogo įrašas. Resursai, jeigu jūs turit kažkokius resursus, kur jūs norit kitiems, nežinau, atsiuntimai, resursai, rekomendacijas. Vėlgi, toliau jau gali žiūrėti, kaip yra jūsų atveju, bet labai rekomenduoju turėti suplanuoti 404 puslapį ir pažiūrėti, čia paskaitykite, tai yra mūsų video su pavyzdžiais, kokie gali būti įdomus 404 puslapiai ir ačiū puslapis. Šitus labai rekomenduoju turėti iš karto paleidžiant tinklapį. Jeigu jūs turite elektroninę parduotuvę, tai visi kiti puslapiai, kurie yra paminėti ir plus visas pilnas sąrašas kitų puslapių, tai yra prekių kategorijos, čia panašiai kaip su paslaugom, yra prekių kategorijos plus atskiras produktas, krepšelis, pirkimo žingsniai ir taip toliau pagal sąrašą. Gerai. Kaip reikėtų dirbti su šitu sąrašu? Pirma, čia darbas arba jūs turit padaryti namų darbus ir atiduoti agentūrai arba dizaineriai arba programuotojai. Jūs turit padaryti namų darbus ir padaryti sąrašą paslaugų. Čia, sakykim, pirmas būtų punktas. Atiduoti visų puslapių sąrašą, kurie turi būti paruošti, kai jūs gaminat arba planuojat
naują tinklapį, projektuojat naują tinklapį. Jeigu jūs darot su dizaineriu, tai labai rekomenduoju su dizaineriu, arba jūs, vėlgi, jeigu užsakot, net ir kūrėt su mokama tema, naudojat konstruktorius, vis tiek reikia turėti planą. Planą kiekvieno puslapio, bent turinio planą. Reikia suplanuoti, kas jame bus. Nei vienas programuotojas, SEO specialistas iš galvos nežino, ką jūs darot ir kaip jūs darot. Reikia turėti kažkokius aprašymus. Tai palengvins darbą, jūs turėsit geresnį puslapį. Tai antras punktas būtų, kaip tinkamai suplanuoti puslapį, tai yra paruošti kiekvienam puslapiui bent kažkokį pradinį turinį. Pirmas punktas buvo turėti paslaugų, o visų puslapių planuojama turėti puslapių sąrašas. Antras dalykas paruošti turinį bent preliminariai. Turinį, su kurio galėtų dirbti jūsų programuotojas, jūsų marketingo specialistas arba copywriteris, kuris galės iš jūsų jau turimų tekstų, aprašymų sukurti SEO aprašymus, jeigu jūs darysit SEO, arba marketinginius gerus aprašymus paslaugai, kuri bus parduodantis tekstai, kitaip vadiname. Jeigu neturit programuotojo, jeigu neturit copywriterio, galit mums parašyti, kažkurioje vietoje galim ir padėti. Tiek apie puslapių planavimą, labai rekomenduoju peržiūrėti, kitame video irgi buvau pasakęs, labai rekomenduoju peržiūrėti čia postą apie tai, kokius klausimus užduoti programuotojai arba agentūrai prieš užsakant tinklapį. Tiek šiam kartui, jeigu naudinga, spauskite like, jeigu nenaudinga, spauskite dislike, daugiau tokių nekursiu video ir susimatysim kitame video. Jeigu video patiko ar buvo naudingas, spauskite like. Čia yra resursai, kur surasite daugiau informacijos. Antrą punktą rekomenduoju verslininkams, kurie planuoja keisti arba užsakyti naują WordPress tinklapį. Čia bus atsakyti klausimai apie svetainės kūrimo kainą, nuo ko priklauso kaina, kokius klausimus užduoti programuotojai arba agentūrai prieš užsakant tinklapį. Daugiau edukacijos apie rinkodarą, SEO ir dirbtinį intelektą SEO trečiadienis. Jeigu reikia pagalbos su rinkodara arba su SEO, easyseo.lt prie kontaktų surasite formą. Visiems, kas tingi bet ką vesti į paiešką, YouTube pabaigoje kiekviename video bus grojaraštis svetainės kūrimas, pilnas gidas verslininkui arba WordPress mokymai. Taip pat apačioje aprašyme bus nuorodos į visus resursus. Į klausimus galima užduoti per Facebook grupę, čia gali prisijungti, arba YouTube komentaruose. Like, subscribe, iki.